Gerą dieną, vadybininkai. Nu, tai ką, priešingai nei praeitam video, tai šiąnakt išsimiegojau kaip katinėlis. O Jėzus. Antie gerai, kad wow, šilta kabinai, gera ir smagu. Čialtai tam naujam parkingė musėta aura baisiai gera. Ką reikia klybintis? Ojojoj, reikia klybintis. Važiuoti išsikrauti, dar reikia užsukti į degalinę, nueiti iki tualetą, nes čia šitam nedirbu. Pasiimt kavelės ir išsikraudinėti. Ką tai išsikraudinėti? Iškrausiu mane. Ai. Atsiprašau. Planų da kaip ir neturiu, bet kažką turiu, kad liktai gal antradienį krausis tik tais. Tai vėl nusimata poilsį režimus. Jau į dušą noriu. Tai tikiuosi kažkur nusiųsti žuvyną normalą, ne į kokią tais sobinę, ne? Gerai, nuo ryto jau aš pjaunu. Varau. Bet vėl neatsimenu, įsivežiu šalies pradžią, neįsivežiu, kažką čia lyg spaudinėjau, ne? Gal nespaudinėjau, tik įsivaizdavau, kad spaudinėjai. Pažiūrėsiu, ką nufilmavau ir pamatysiu, vedžiau, o nevedžiau. Gerai, lėkiu. Nu ką, jau atlėkiau į Bringų. Tiek gyriaus galiu atbalus važiuoti ir vėluoju. Po 6:06. Ai. Kaip dabar bus? Dabar reikia greičiau varyti, nes mačiau vienas jau stovi prie durų paskambinės, tai gal ir mane, gal ir aš spėsiu, kad pasakytų rampą kelintą. Irgi DTK. Kolega Estas. Einam ieškoti. Einam pasižiūrėsim, ką čia gerą atvežiu. Kažkas neaiškaus šiandien. Kas čia tas konteineris įsiuntos musėti vairis, ne? Padangų. Nu, žodžiu, visokia šūdukų visokių. Tai šiandien tokia trumpa diena. Tiesiog nulėkiau, išsikroviau. Iškrovė, kiek aš ten prastojau 2,5 valandas gal ant rampos. Tada prastovėjau parkingė 2 valandas, kol atrašė jie man, kur ką daryti, kur važiuoti. Tai krausė saltai. Kas mane žiūrit nuo pradžių, tai žinot, kas čia per vietą. Ir važiuosiu į Velnio skylę, kur žiemą reikėjo dėtis grandinės, nes ten kitaip neįmanoma išvažiuoti. Bet jau jūs matėt, kas matėt, jau 100 sykių ten kartota. Nu ir viskas, ką, sėdžiu iki rytojaus.
Apie dušą dar tik tai pasvajosiu, nes nuvarysiu pasikrausti rytoj ten išsimaudysiu ir viskas ką. Baisiai noriu dušan jau galvą visą niešti. Aš turiu nuojautą, kad sekančiam video arba dar sekančiam video jau būsiu su kita šukuosena, nes tos mano garbanas ir kasas jau man biškiai atsiboda stipriai. Tai va, ką pasimatysim rytoj. Nu tai va, vėl nauja diena. Baigė atvažiuoti žuvynan. Man buvo kiek 2 kilai gal iki to žuvyną. Tai pradžiai rašė, kad 4 valandą vakarė bus paruošta. Paskui parašė, kad 3 valandą bus paruošta. Ir galiausiai 2 valandą parašė vadyba, kad vis dėlto jau paruošta. Tai labai gerai, nes turiu penktadienį skristi namo, šiandien yra antradienis, o važiuoju aš į Göteborgą. Jie suplanavę, kad ketvirtadienį aš jau turėčiau nusimesti priekabą ir palei planą turėtų būti viskas ok. Spėt grįžti į Oslą. Nu labai tikiuosi, kad taip ir bus. Jaučiu čia į parkingą nevažiuosi, bet jaučiu, kad jau čia man vartai atsidaro, man jaučiu. Jo, man atvėrė vartelius. Poniškai. Gaila, kad tas poniškumus tuomi baigęs, nes reikės eiti su rankinė rioklą čia pasidarbuoti. Gerai, einu darytis duris ir krautis. Tai sako, paruošta, kaip reikia. Ir neparuošta. 27 paletės pakrovė, sako, nerandam 2 palečių, sako, įklauk į mašiną. Sakau, tai davai varau aš į dušą per tą laiką, kol surasi. Tai sako, gerai, varyk, maudykis. Dėja, kaip laukiu aš tos akimirkos, o Jėzu. Į dušą tai noriu bilį kaip. Tai va, čia tai bus lieptas tas dušas šitam žavynė. Einam pasižiūrėsim, ką čia turim. Jeigu gerai atsimenu, tai duris reikia užsirakinti. Kaip jau užsirakinti? Atbalai. Taip, šaukti Kedas. Kedas, sakau, į tapkės. Vėl virtuvykė standartiškai. Čia bardakėlis lengvas. Nu jau mane gerai. Nebesvarbu bardakėlis, ne bardakėlis, reikia galvą plautis. Ir pačiam išsiplauti. Pasikrovęs, išsimaudęs, ant kiek geras dalyks yra dušas, tai oi. Jaučiuos kokiais 10 kilo lengvesnį. Žiauriai gerai. Ką, pakrovė pilną iki pat durų. Atrado šiaip greitai, gal 15-20 minučių. Reikėjo dar luktel, kol atrastas paletės, tai nedaug aš jau užtrukau, ką atvažiavau po 2:10, dabar yra 3:30. Tai normaliai, sakyčiau. Tik tai įdomu buvo, kad kai kroviaus su tą rankinę rioklą, tai žiauriai greit vežė, nespėjau aš tenais tų palečių susidėlioti, jau pilnas galas, 3-4 paletės jau sustumtus, tai retai kada tai būna, kad taip greitai vyktų, bet va ne. Taip atsitiko, kad pametė 2 paletės kažkur. Bet nieko, surado. Tai va, ką planas šiandien, varau kavos. Į Altą, ten man apie kilometrą į šoną reikės nusukti dėl kavikės. Ir, blemba, pamiršau šaldytuvą įsijungti. Įsijungsiu, kaip kavos pasiimsiu. Ir varau ant sienos su suomiais. Susitvarkau popierius ir viskas. Ir gazą tolyn, link Göteborgo. Tai planas toks, kad vėl į tą oro terminalą turiu numest priekabą. Tai gal jau pagaliau per metus laiką nieką nepakeis ir išsiimsiu ten tą žalią kortelę, kurie visą laiką klausti manęs, turiu aš ją. Oi, vėl nukritot.
kur visą laiką klausti turi, ar neturi. Kas čia skambina man? Nu, žodžiu. Toks apdeičiuks, jūs daugiau nebesivartaliokit. Einam parodysiu, kaip upeliai baigėsi man. Normaliai. Vis svarbu iki Suomi sienos nuvažiuot, daugiau jau švedus nerūpi, jie man bėga ar nebėga. Tai atlėkiau jau į muitinę, bet kažko vadyba pastrigusi Marina numeris, ta tranzita numerį, ar čia eksporto numeris, aš nežinau, lyg tai į Anglus važiuoju, tai eksportą nusitarėtų būti. Ir jau stoviu, kiek aš čia stoviu, pusę valandas beveik, nieks nieką neatsinčia. Negerai, kam. Negerai, tai dabar ant lovos stoviu, taip šiandien neplanavau imti 10, planavau važiuoti 9, bet čia jeigu gausis pausi, tai tada jau varysi 10 valandų ir reikia varyti, nes reikia spėti grįžti į lėktuvą, kad suspėčiau. Nes nenoriu pirkti bilietą, nors šiaip jeigu nespėja į lėktuvą, ne dėl savo kalties, tai šefas grąžino šaibas, nėra dėl to problemų. Vienas iki tik buvo, kad nespėjau per metus laiką. Iš vis per kiek laiką dirbo Norguste, vienas iki tik tai nespėjau. Tai va, toks lengvas apdeičiuks, kiek čia liko man iki to Göteborgo, štuka 682 ir dar 300 iki Oslo, tai beveik 2 štukus, dabar yra 7 vakarą. 7 vakarą, tai šiandien varau iki kokių 4 rytą, 9, vėl 10, vėl 9, ir tada nusimetu ir matysiu, kur būsiu. Labai tikiuosi spėti. Tai vat, kol kas tiek. Tai sakau, čia kol laukiu to Marina numerio muitinės, sakau, gal reikia papasakoti apie savo statistiką, biškai gal jums įdomu. Tai nebedaug liko iki štukos followerių. Labai tikiuosi, kad kai šitą video žiūrėsit, galimai jau bus štuka, nes atslieku vieno video taip kažkur tais plius minus mano tas intervalas kelimo. Turiu 1 arba 2 video visą laiką į priekį, tai jeigu matot video, kad aš esu bodo, tai žinokit, kad aš jau buvau tenais. Tai va, statistika tokia, kad didžiausias procentas žmonių žiūrinčių tai yra nuo 3-5 iki 4 metų, 4 procentai. Nu, tai panašiai mano metai ir vyresni biški, tokie dar furistai visi. Paskui yra vyresnių, o nuo 18 iki 24 metų iš vis nežiūri. Tai tendencijos tokios, kad furistai turėtų mažėti ant vietą, ne? Vyro žiūri 95 procentų, moterų 5 procentai. Ir didžiausia dalis žiūrinčiųjų yra, aišku, Lietuva, o antra ir trečia vietas, tai 10 procentų žiūri Norvegijoje. Tai kas važiuojat, prasilninkėt, mirktelėkit, jeigu ką, pasimojuosim. O trečia vieta Anglija yra. Ir žiūrovai prenumeruojantis žiūri 3 procentai, o neprenumeruojantis žiūri 6 procentai. Tai paspauskit tą prenumeruoti, kai nesunku. Eikit, nu to kelio, nu. Čia Suomija į šiaurę yra to Elniuko. Tai turim naują dieną. Vakar, kiek aš atvariau, 10 valandų be kelių minučių, tai miegoti reikėjo tokioj vietikiai. Prie greitkelio, parkingė, tvarkingai, viską. Bet man nėra taip, kad labai stipriai trukdyti, jeigu jau miego, jeigu spalniks nedari šoną. Tai iki Göteborgo liko štuka 183 kilai. Turim va tokį upelį, vis dar žuvytė teka. Yra trečiadienis, penktadienis skrydis. Nu, matysim. Turi būti rytoj iki 5 valandų nusimesti priekabą ir dar paliek link Oslo, tik nežinau, ar jie duos tuščią priekabą, ar krautą, ar sakys iš viso galvo važiuoti.
Tai čia klaustukus labai tikiuosi, kad nesakys, ai, tai da penktadienį ryte kažkur pasikrauk, nes tada tai niekaip nebespėjai. Tai va, ką lengvas toks apdeitėlis, toks parkingėlis. Dar pastovi 15 minučių ir varau. Čia netoli yra degalinė, tai reikia sustoti procedūriam ir pasiimti kavos. Tai va, kol kas tiek. Tai ką, kaip diena prasidėjo, taip jinai ir pasibaigė. Atvairuota 8 valandas 47 minutės. Nuvažiuota 664 kilai ir iki Göteborgo liko 409 kilų. Tai labai gerai. Iki 5 rytoj spėjau priekabą nusimesti. Nu, ten man svarbiausia tą kortelę iš ofiso pasimti iki 5 valandos vakarą. O priekabą jau gali nusimesti, man atrodo, kiaurą parą, nežinau. Tai va, ką tiek šiandien. Laukiam rytojaus ir žiūrėsim, kaip ten tam uoste, kas vyksta. Nesu buvęs ten vidai. Neįsivaizduoju, kur ten važiuoti, kur ten ką daryti. Nu, manau, parodysiu, kaip ten blūdysiu. Tai va, kol kas iki rytojaus. Tai ką, nauja diena. Noriu kurą užsipilt. Buvau prieš tai sustojęs vienoj kolonkiai, kažko kortelės neėmė. Tai galvoju, gal mažu užblokuota, gal kažkas padaryta, bet atlėkiau į sekančią, tai viskas tvarkoj. Nu ką, upeliai bėga toliau. Visą laiką minus daug padaryta. Ir niekaip neužšala. Va, už tokias bajeris Norgai ale baudžia. Bet dar nepapuoliau, nes Norgose vis laik stengiasi susišaldyti kažkiek tais. Tai ką, išsipilu kūrą ir lėkia jau į Göteborgą, kažkai liko 309 kg gal. Ką, pasiekiau Göteborgą pagaliau, 3 valandas yra. Tai reikia žiūrėti, kur čia dabar važiuoti. Kur važiuoti? Į ofisą važiuoti, pasiklausti, kur numestas priekabas. Nes reikia tą kortą išsiimti, turi ten tos kodus, kurių reikia, prie kurių vartų reikia važiuoti, bet spėkit, ar jie man atsiuntė dar darbų? Aišku, kad atsiuntė. Tai žodžiu, turiu nusikabinti priekabą ir pasiimti kitą ir rytoj 2 vietas išsikrauti Norvegijoje, ten kažkur aplink Oslą. Tai parašiau, kad aš turiu 11-12 valandą būt Gardermoene, rašiau, okei, nėra problemų, būsi. Tipo, pirmą vietą nuo 7 ryto pradeda dirbti, tai tipo viskas okei. Na, turėtų būti okei, nes ką aš čia pasiemu priekabą, 4, pasidarau pauzę, 5, tada turiu 2 valandas, tipo varau link ten, 7, 4 startuoju, nu ir jo, ant 7 būsiu ryte, da gal biškai anksčiau. Na, anksčiau nebūsiu, bet gal pamiegot valandžikę, kokį ilgiau galėsiu. Tai va, tokie planai pas mane. Blemba, čia kaip davė lietaus vienu momentu. Ledukais tokie krūšą pradėjo varyti ir įvažiuoja į remontą. Taip kažkaip į veidrodį bažiau, kažkas subliksėjo, bet taip ryškiai subliksėjo, galvoju, eina savo jaučiu radaras buvo remonte, bet gal... Blemba, reikės nusipirkti normalų laikiklį. Tai... Sakau, tai davė baltą šviesą, galvoju, viskas radaras paėmė, bet paskui atsiminiau, kad lygtais švedai neturi, kad į galą šaudytų. Ir paskui vėl varau antras, kai kalė, pasirodė tenai ne radaras, ar žaibas tokia baltumų. Mikrofonas irgi nukritęs ant žemės. Ką čia girdėt jūs čia mani, ką nors ką aš jums čia pasakoju? Gal girdėt? Tai va, varau ten į tą pastačiuką, žiūrėsi, ką jie papasakos man. Nu, tai pagaliau per pusvalanduką gavau tą kortą, paaiškina, kur važiuot, kur ką daryt.
Tai sakė, jokių kamerų, jokių vaizdo registratorių, tai nieko neparodysiu iš jums iš to uosto. Žodžiu, varau, pasimatysim jaučiu, kai viską būsiu apsidirbęs jau. Tai aš jau viskas, priekabas pasikeičiau, ten kaip pirmas iki biškį pablūdėjau tam uoste, net tenai numečiau pirmą kartą tą priekabą, tada neišleido pro vartas, pasiskambinau telefonu, sakau, kodėl mane neleidžiat lauk, sako, net ten numetį. Na gerai, numečiau kur reikia, išvažiavau į lauką, vėl įvažiavau tą patį uostą, pasiėmiau kokią reik priekabą ir atmyniau jau iki parkingą. Stoju vėl 9, bet jau čia gausis gal 10. Kiek čia liko man iki pirmąjos vietos? 200 kg kažkur grubiai. Tai startuosiu kokią 4, 5, kad ant 7-8 būtų Osle. Ten 2 vietos išsimetu. Ir ruošiuosi namo važiuoti. Tai spėju, kad visras čia gerai spėsi, viskas čia gausis neblogai. Ir dienų nemažai dirbti, per 2 savaitės gavus 15 dienų darbo. Tai labai gerai. Piniginė džiaugsis. O ką tada? Pasimatysim rytoj iš rytą, ne? Tai labas rytas, labas rytas. Paskutinė kadencijos diena. Išsimiegojau visai neblogai. Tik tai toks keis dalyks va naktį prabandu. Šaldytuvus birbi pas mane. Galvoju, blembagi pas mane nejum šaldytuvus. Iššokau iš lovos, simaunu kelnes, išlipu į lauką, žiūriu, kad ne pas mane šaldytuvus birbėjau pas kaimyną. Bet tas šaldytuvas tiek birbi, kad atrodo, kad grinai man už sienos, net siena drebo. Tai nuėjau iki tualetą, grįžau ant šoniuko ir vėl toliau miegot. Nes jau taip iš lovos buvau išlipęs, sakau, reikia procedūrom. Nes vakar čia šitam parkinge nuėjau į restoraniuką šnicelį pasiimt. Nešimukams parkings, tai susimokėjau 130 kronų ir davė kupuniuką ar PM, ar kiek ten tų kronų nuolaidos restorane, tai dėjau pavalgyti. Tai suvalgiau musai skaniausia mano gyvenime valgytą burgerį, sakau, ne burgerį, šnicelį. Ir ten toks žiauriai geras padažas buvo. Labai riebas toks, bet net nemoku pasakyti. Jeigu kas norėsit paragauti to šnicelio, kas Švedijai esat ir į Norgus varą, tai parašykit, atsiųsiu, kur čia yra. Bet pilvuks mano labai džiaugės, skonio ir gerumo to šnicelio, bet tualetas iš ryto tai nesidžiaugia visai. Oi, vėjas nuo ryto pezo. Tai pirmą vietą atvažiavau 7:30, tai spėkit, ar jie šiandien dirba nuo 7. Aišku, kad nedirba nuo 8 darbas. Tokioj va viečikė esu. Čia reikėjo kapekėlę išsipiešti. Biški posiauriai, bet nieko, telpam visur. Išsimet, jie čia 15 palečių ir viskas, lėkia į sekančią vietą. Pasimatysim kitoj vietoj. Tada aš yra antroj vietoj teleportą padariau. Čia nuėjau, žiūriu, nieks nieko nesako, durys uždarytas. Radau telefono numerį, pasiskambinau, sako, važiuok prie pirmų vartų. Kur jie yra, tie pirmi vartai? Neįsivaizduoju. Važiuojam aplinkui, kitą pusę, ten galbūt.
ką yra po 9-10. Tai galimai visur spėsiu dar ir išsimaudyti, kabiną išsivalyti. Tai bus super. Kavos dar pasiimti irgi gerai būtų. Nu, kokie čia rampų turim. Kažkokių turim. Sakė varyti prie pirmos. Nu, eina ieškoti, ten matau žmogelį po 10. Nu, tai liepė lauk, nes ant Sambairo neparašyta, kas per krovinys. Reikia jiem kažkokių kitokių popierių, tai laukiu, ką pasakys, ką išsiaiškis. O kol laukiu, kad negaiš laiką, reikia jaučiu įsivalyti langus, pradėti pabiškį kabiną tvarkytis, kad paskui likti laiką išsimaudyti, kad nereikia riebaluoti galvą į lėktuvą. Jau nepatinka man tokie dalykai. Pagaliau tuščius. 10:30. Dar reikia užpilt kūrą, nuvažiuoti iki parkingą. Čia ko laukiu, jau prasivaliau kabiną. Lika grindis įsivalyti, susimės daiktas ir gazo. Tai va, ką jaučiu. Video gavos toks kaip gavos. Ačiū, kas laikinat, ačiū, kas žiūrit, ačiū, kas komentuojat. Ir ypač ačiū tiem, kas prenumeruojat. Pasimatysim už savaitėlės. Viso.